nusikaltėliai tarp mūsų. Ir šita situacija, kuri dabar vyksta su P. Diddy, puikiai parodo, kad tu niekada negali žinoti, net jeigu žmogus yra žinomas, garsus, turintis milijonus gerbėjų, turintis pakankamai pinigų, netgi užsiemantis labdarą, tai nereiškia, kad jis yra šventas, tai nereiškia, kad juo galima pasitikėti. Net jeigu šitas žmogus atrodo malonus ir mandagus ir sukelia pasitikėjimą, iš pirmo žvilgsnio tu niekada negali žinoti. Dėl to yra labai daug šitų istorijų, kaip su tais visokiais maniakais, kaip Jeffrey Dahmer arba Tedas Bundys yra puikiausias pavyzdys. Kai žmogus yra gerai atrodantis, tu niekada negali žinoti, koks monstras slypi viduj. Mes apie tai kalbėjome mano praeitam video, kur kalbėjom apie Mes dedame tašką filmą ir kad smurtas ir panaši situacija gali atsitikti bet kam. Ir būtų labai gerai, jeigu monstrai vaikščiotų kruvinom rankom ir būtų iškart matyti, kad tai yra monstras, bet mes to niekada negalim žinoti ir dėl to aš jau dariau video apie tai, kaip apsaugoti save internete, ko niekada neviešinti internete ir šitas video turėjo būti kaip antra dalis, ko niekada nedaryti per pirmą pasimatymą arba netgi pradinėje susitikinėjimo stadijoje, kai mes tik tai pradedam pažinti žmogų, ypač jeigu tas žmogus yra tau nežinomas. Tarkim, ne kažkoks tavo kursiokas, kurį tu pažinojai jau prieš tai kažkiek metų ir dabar jūs nusprendėt nueiti pasimatymą, o žmogus, kuris iš tikrųjų ten tu susitikai internete, susipažinai klube, susipažinai autobuso stotelėje ir galbūt viskas bus gerai ir čia bus tiesiog jūsų romantinė susipažinimo istorija, bet tu niekada negali žinot ir dėl to noriu pasidalinti savo suaugusios moters patarimais. Šitas video yra ir moterims, ir vyrams dėl to, kad galbūt jūs norite apsaugoti savo draugę arba galbūt norite apsaugoti savo dukrą arba sesę ir kai kurie patarimai čia bus labai svarbus visiems, todėl nepaisant savo lyties arba amžiaus galite vis tiek pažiūrėti šitą video. Taip pat, jeigu jūs esate netradicinės orientacijos vyrukas, jums taip pat, jūs galite atsidurti tokioje pat situacijoje kaip moteris, pavyzdžiui, situacija su Jeffrey Dahmeriu, kiek gyvybių jis yra atėmęs. Iš esmės, bet kokioje situacijoje, jeigu jūs vaikščiote pasimatymus, einat ir pažindinate su žmonėms, šitas video gali būti jums naudingas. Čia yra labai svarbu pabrėžti, kad aš jokiais būdais nekaltinu aukos. Jeigu su tavim atsitiko kažkas blogo, tu nesi kalta, visada yra kaltas tas, kas padarė nusikaltimą, bet kokį. Bet yra būdų, kuriais galbūt aš patarčiau apsisaugot, nes vis tiek mes gyvenam tam pasaulyje, kuriame galima sakyti, aišku, ne visi vyrai ir žinoma, ne visi vyrai, bet moters atžvilgių tai dažniausiai vyrai. Jeigu jūs esat moteris, jūs santykiuose vis tiek esat labiau pažeidžiama. Aišku, čia yra Jungtinių valstijų statistikos, kur parodo, kad vos ne 10 kartų daugiau moterų nukenčia nuo savo partnerių, tai yra savo vaikinai, romantiniai partneriai, vyras, jeigu, tarkim, moteris yra nužudyta arba dingus be žinios, pirmas įtariamasis visą laiką bus jos vyras, tai tarkim, jeigu kažkas atsitiko su vyru, jau yra mažesnė tikimybė vis tiek. Ar gali vyras nukentėti nuo savo žmonos? Žinoma, bet tikimybė tiesiog yra ten dramatiškai, ten vos ne 10 kartų mažesnė. Todėl kažkoks susidūrimas tarp vyro ir moters dažniausiai yra kaip susidūrimas tarp automobilio ir pėsčiųjų arba dviratininko, tarkim, mes kaip moteris, mes vis tiek esame mažiau apsaugotos, nes vidutiniškai vis tiek vyras yra stipresnis už moterį ir taip aš ir pati pažįstu fitneso trenerį, kuri kelia tikrai daugiau nei vidutiniškas vyras. Bet kalbant apie visumą, vis tiek vidutiniškas vyras yra stipresnis negu vidutiniška moteris ir jeigu jis norėtų atlikti kažkokius smurtinius veiksmus, greičiausiai jisai nugalėtų. Tarkim, jeigu vyras paėmė moterį per prievartą, yra tikimybė, kad jį pastojo, bet nėra tikimybės, kad vyras pastojo ir ta moteris ateityje atsidurs toj situacijoje, kai jai reikės priimti vieną sunkiausių savo gyvenime sprendimų, tarkim, ar daryti abortą ar ne. Ko, pavyzdžiui, aš nelinkėčiau nei vienai moteriai. Taip pat kaip ir neapsaugotas ryšys, tarkim, neapsaugotas keksas, sakykim, žodis keksas, bus gerai. Žinoma, mes nekalbam apie kažkokias ligas kaip ten AIDS, bet realiai tos lygos, kurios plinta lytiniu būdu, dažniausiai vyrui lengviau be pasekmių yra pagydomos negu, tarkim, moterims, nes moteris susidūrus su kažkokia lytinė liga gali paskui labai ilgai ją gydyti ir vis tiek ateityje, kai po 10 metų jau su kitu vyru jį norės pastoti, jį gali patirti kažkokių sunkumų dėl to, kad mūsų moteriška reproduktyvi sistema tiesiog yra sudėtingesnė viduj. Vėlgi mes esame labiau pažeidžiamos šitoje situacijoje ir dėl to
sakau, dar kartą aš pabrėšiu. Taip, aš jokiais būdais nesmerkiu moters, dėl to, kad ji pati kalta, jeigu ją ten kažkas išprievartavo arba kažkas atliko kažkokį smurtą, jokiais būdais ne, kad jinai ten provokavo, ar jinai ten kažkaip buvo apsirengus nepadoriai ir dėl to jinai išprovokavo. Ne. Visada, jeigu kažkas atliko nusikaltimą, kaltas nusikaltėlis. Jokiais būdais ne jo auka. Bet pasakius visą tai, aš vis tiek pasidalinsiu savo tais patarimais, kurie, man atrodo, gali kažkam išsaugoti gal netgi gyvybę. Pirmas patarimas, aš jau apie tai kalbėjau savo video, apie tai, ko neviešinti internete, bet šitas punktas labai tinka ir čia. Niekada nesakyk savo adreso. Jeigu tu tik tai eini su žmogumi pasimatymą, jeigu tu jo dar gerai nepažįsti, niekada nesakyk, kur tu gyveni. Net jeigu, tarkim, jisai nori privažiuoti tave pasiimti, tu visą laiką gali pasakyti kažkokį tai pastatą šalia savęs. Pavyzdžiui, parduotuvę pagrindinėje gatvėje, ne tavo namą. Ir viskas, kas liečia gyvenamąją vietą. Nesakyk, su kuo tu gyveni, nes jeigu tu gyveni viena, geriau žmogui to nežinot. Tiesiog jeigu tu gyveni viena, nepabrėžk to, kad tu gyveni viena, nes tu niekada nežinai, kas čia per žmogus yra ir kada jis gali tiesiog kažkaip neprašytai ir nelaukti ateiti pas tave namus ir tu būsi ten visiškai viena. Neleisti pas tave į namus to žmogaus, kurį tu prastai pažįsti. Ir net jeigu žmogus nori, pavyzdžiui, sako, kad noriu atsiųsti tau gėlių ar noriu atsiųsti tau kažkokią dovaną, geriausiai pasakyti, žinai, man bus maloniau, jeigu tu man ją paduosi asmeniškai rankas, jeigu tu man atneši tą puokštę, man bus maloniau. Aš nenoriu, kad tu man nieko siūstum namo. Todėl, kad geriausia, kad vis dėlto žmogus nežinotų tavo tikro adreso, jeigu ypač čia pas jūs buvo tik tai 2 pasimatymai. Kitas punktas, tai visada kažkas turi žinoti, kur tu esi, kur tu eini. Šitas punktas labai svarbus šeimai. Tarkim, jeigu jūs esat vyras ir turi dukrą ir jums ten nepatinka kažkoks vaikinas ar vyrukas, su kuriuo nesusipažino, nedrauskit jai su juo susitikinėti dėl to, kad ji vis tiek su juo susitiks, greičiausiai slapta nuo jūsų, nes mūsų tokia yra kultūra. Romantiniai santykiai filmuose ir literatūroje yra parodyti taip, kad o Jėzau, visi prieš mus, o mes, vis tiek būsim kartu. Taip yra tiesiog įsiūta jau, man atrodo, į moteriškas smegenis. Todėl geriausia, jeigu jums net nepatinka arba kelia kažkokių įtarimų tas žmogus, jūs parodykit, kad tos merginos gyvenime yra tėtis, kuris ją apsaugos. Jeigu jūs esate tėvas, kuriam rūpi jo dukra, nedrauskit ją susitikti su tuo vyru. Pasirūpinkit tuo, kad jūs žinotumėt, kad jinai yra su juo ir kur jie eina. Taip, ir iš viso, jeigu yra tokia galimybė, pasirodykit jam, kad jūs esat jos gyvenime, kad jinai nėra kažkokia mergaitė, kurie, jeigu kažkas atsitiks, niekas jos neužstos. Tai yra labai svarbu, jeigu, sakau, jūs esat vyras, tėvas, brolis, kažkas iš šeimos, kad žmogus, kuris galbūt turi blogų ketinimų jūsų dukros ar sesers atžvilgiu, kad jis žinotų, kad geriau nesusidėti su ją, kad jinai net tokia paprasta ir niekam nereikalinga. Tai yra labai svarbus momentas. Ir jeigu jūs esate šiaip panelė, kuri vaikšto pasimatymus, ar tarkim einate į pasimatymą, tik tai ten 1-2 kartą susitinkat su šito žmogum, būtinai pasakykit žmonėms, su kuriais jūs gyvenat, nedarykit to slapta. Tarkim, jeigu jūs netgi gyvenat su draugė, kambariokė, jūs galbūt, nežinau, studentės, nuomatės būtą, jūs tiesiog praneškit bent jau jai, kad einat į pasimatymą, kad ji žinotų, kur jūs einat ir daugmaž pasakykit, kada grįšit, kad jeigu ką, jį sunerimtų. Ir kai jūs susitinkat su šito žmogum, duokit jam suprast, kad kažkas žino, kur jūs esat, kad kažkas žino, kad jūs susitikot su juo. Nes jeigu žmogus neturi jokių blogų ketinimų, jam nusispjauti ant šitos informacijos, bet jeigu turi, tai jis realiai galvos, kažkas jau žino, jau yra liudininkų, kad jinai išėjo, su kuo išėjo ir kur išėjo, todėl kitas patarimas tai būtų negert alkoholinių gėrimų per pirmą arba pirmus pasimatymus. Aš pati nesu prieš alkoholį, bet per pirmus pasimatymus, jeigu jūs dar neturit pilno pasitikėjimo iš to žmogum, jūs nežinot, kokie yra jo ketinimai. Ir jeigu jūs pabandys jūs kažkaip svaigint ir jūs tuo metu gerite alkoholinį gėrimą, jūs galite tiesiog to net nesuprast. Jūs galite gerti ir galvoti, kažkaip šiandien vynas greičiau kala į galvą nei įprastai. Ane? O jeigu tu, pavyzdžiui, geri sultis arba vandenį, visų pirma, tu iškart pajausi, kad kažkas negerai. Nes jeigu tu geri sultis ir pradėjai jausis, kad tu tiesiog svaigsti, tai tu kreipsis pagalbos tikriausiai. Patarčiau labai stebėti savo gėrimą viešuose vietose, jeigu jūs esate tikrai gerti tik tą gėrimą, kuris visą laiką buvo tau prie akių. Tai bet tai kartais labai sudėtinga padaryti, nes kartais tu išėjai į tualetą. Arba jeigu sėdėt kažkokiam restorane, kur reikia fiziškai eiti pasiimti gėrimų, tu niekada nežinai, ką jis tau atneš. Todėl per pirmus pasimatymus, kur jūs dar pažinimo stadijoje, aš patarčiau gerti kavą, sultis, vandenį.
Tiesiog gerti kažką tokio, dėl ko tu iškart suprastum, jeigu tave bandys apsvaiginti. Neik pas jį namo. Jokiais būdais per pirmus pasimatymus, jeigu čia yra žmogus ne iš tavo pažįstamų rato, aš jokiais būdais nepatarčiau eiti namo dėl to, kad, tiesiog dėl to, kad Jeffrey Dahmer, viskas. Ta prasme, tu nežinai, kas šitas žmogus, tu nežinai, kas jisai toks, tu nežinai, gal jisai maniakas, gal jisai žudikas, gal tu tiesiog nežinai. Kai pasižiūri tas dokumentikas apie kokius nors maniakus, ir ten jų žmonos kartais nežino metais, dešimtmečiais, kad jie kažką blogo darė. Ir kartais, oi, toks mandagus, geras, net niekada nepagalvočiau, kad jisai ten, žodžiu, žmonės pas save namie pjausto ir tirpdo rūgštį. Dėl to aš sakyčiau taip, kad taip, aš žinau, kaip visą tai skamba ir kad nėragi visi aplink maniakai, negalima taip visą laiką visko bijoti. Aš nesakau bijoti, aš tiesiog sakau, kad yra elementarūs dalykai, kur, tarkim, pirmieji keli pasimatymai ir kai kurių dalykų tiesiog galima pasisaugoti. Ir čia yra paprastas dalykas. Jeigu čia yra labai mažai pažįstamas žmogus, bet kuriuo atveju, net jeigu jis tau nieko blogo nepadarys, gal jis tave apvogti nori. Tugi nežinai. Ir kitas dalykas, čia, nežinau, pirmas pasimatymas, ne pirmas pasimatymas, aš nesu jokia ten moralės teisėja arba dar kažkas, bet neapsaugotas keksas per pirmus pasimatymus, tai yra labai blogai moters atžvilgiu dažniausiai. Jeigu jūs pajutot kažkokį ten aistros protrūkį ir jūs norit ir jūs galvojat, kad viskas šitas žmogus kelia pasitikėjimą, einu pas jį namo, mes darysim tai, ką mes norim ten daryti, čia yra visiškai up to you. Taip sakant, jokio smerkimo aš tam neturiu, jeigu jūs ten suaugę žmonės ir abipusių sutikimų einat ir norit kažką daryti, bet kaip moteris aš patarčiau vis dėlto naudoti apsaugą. Dėl to, kad tu negali niekada žinoti, ar tas žmogus turi kažkokių ligų ar neturi, net jeigu jis kelia pasitikėjimą. Tai yra vis tiek tavo kūnas ir pasiekmes gali būti visą laiką prastesnės moteriai nei vyrui. Ir net jeigu, pavyzdžiui, jeigu tu prašai užsidėti apsaugą, bet vyras sako, tu ką man nepasitikėt, kad ten netokie pojūčiai, tau turi būti nusišikti. Tau kaip moteriai šito situacijų turi būti nusišikti, nes tu apsaugai save visų pirma. Ir jeigu vyras sako ten, kad, tu man nepasitikėt, nepasitikiu, kodėl turėčiau pasitikėti, čia mūsų ten trečias pasimatymas. Arba ten, man ten netokie pojūčiai, aš nenoriu, čia ne mano irgi problemos. Čia ne tavo problemos kaip moteris, čia tiesiog ne tavo problemos, čia yra jo problemos. Jeigu jisai nenori apsaugoto sekso, vadinasi, nenori jokio sekso. Vyrai gali prašyti komentaruose, bet jeigu realiai šita moteris jums rūpi, jinai jums yra įdomi, jūs ją žiūrit kaip į rimtą ilgalaikę partnerę ir jinai pasakys jums, kad jinai norėtų, kad jūs užsidėtumėt apsaugą, ar jūs pradėtumėt ją už tai kritikuoti. Greičiausiai, jeigu tas žmogus tau rūpi, tu jį gerbi, tu žiūri jį kaip į potencialią ilgalaikę partnerę, tu pats norėsi pasirūpinti, kad ir jai būtų komfortiška ir viskas būtų gerai. Todėl jeigu vyras pradės kažką sakyti, kad man taip nepatinka, tau taip nepatinka, o man labai svarbu būti apsaugotai. Net jeigu jisai sako, kad viskas yra tvarkos, yra švarus ir viskas pas jį ten yra gerai, noriu pažymos. Tiek to, jokais, bet iš tikrųjų jūs turite apsaugoti save, nes tai yra jūsų sveikata, jūsų kūnas. Jeigu jūsų santykiai yra dar pradiniai stadijoje, jeigu tai yra tik tai pirmi keli pasimatymai, jūs dar gerai nepažįstat šito žmogaus, jūs iš tikrųjų nežinot, gal jisai su kažko yra miegojęs vakar, galbūt jisai susitikinėja su keliom merginom vienu metu, gal jis vedęs, ko irgi pasitaiko. Todėl jūsų sveikata jums turi būti pagrindinis prioritetas, o ten jau ką jis pagalvos, nenoriu pasirodyti kažkokia tokia. Merginos labai dažnai pridaro, nenoriu pasirodyti, kad kažkokia esu susikaušius. Nesakykit, kur dirbat ar kur mokotės, kad jeigu šitas žmogus yra potencialus stalkeris arba kažkoks psichopatas, kuris paskui jos persekios, kad jis nežinotų visų jūsų lokacijų, kur jis gali jūs rasti. Su blogais dalykais gali susidurti bet kas, nepaisant savo socialinio statuso, amžiaus grupės ir net jeigu jūs esat moteris, kuri yra, tarkim, jau suaugusi, nežinau, išsiskyrus, turi vaikų, jūs turite galvoti jau ne tik apie save, bet ir apie tai, ką jūs atsivedate į savo gyvenimą, nes jūs jau esat ne vienas žmogus, jūs jau turite, tarkim, vaikų, už kuriuos jūs esat atsakinga ir tokiu atveju dar labiau, aš sakyčiau, pasaugokit, kol jūs 100% kažkaip jau nepasitikit šito žmogum, neįleiskit jo į savo teritoriją. Kartais visiškai nekaltas romanas moteriai gali turėti labai
liūdnas pasekmes. Dėl to reikia dažnai galvoti bent jau tą vieną žingsnį į priekį ir pagalvoti apie tai, kad vis dėlto reikia save ir savo gyvenimą truputį labiau apsaugoti. Galbūt yra kažkokios istorijos, kuriuom jūs norėtumėt pasidalinti. Man bus labai įdomu paskaityti. Taip pat, jeigu yra kažkokie patarimai, kuriais galbūt jūs norėtumėt pasidalinti, galite rašyti juos komentaruose. Ačiū, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Aš labai prašau spausti patinka. Tai yra nemokama ir jums nesunku ir man malonu. Tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galite pasižiūrėti šituos video. Visiems bye!